Pusketvirto mėnesio arba 108 dienos Ispanijoje bėga mano paskutinė savaitė čia, kraunusi, pakuojasi daiktus kelioniai toliau. Ir man atrodo, aš jau galiu rezumuoti kelis dalykus. Šiaip tai tikrai nebuvo mano kelionė, aš jos neplanavau, aš jos nesitikėjau, tuo labiau neplanavau strikti Ispanijoje šitiek laiko. Faktas, kad nebuvau aš jai tinkamai ir pasiruošusi. Visų pirma, tai garderobas. Aš buvau susidėjusi daiktus šiek tiek šiltesniam orui, tai man reikėjo įsigyti truputėlį šiltesnių drabužių. Kitas dalykas, tai jeigu būčiau žinojusi, kad aš liksiu Ispanijoje, aš tikrai nebūčiau pardavusi savo automobilio ir pirkusi šito. Man labai patinka mano mikrauškė, bet man Ispanijoje mikroautobusiuko tikrai nereikėjo, ypač su Ispanijos parkingo ypatumais. Ir dar aišku tas niuansas, kad ruošdamas į kelionį aš įsigijau nemažai daiktų, įskaitant ir visokias kosmetikos priemonės, kurias aš planavau su savimi vežtis į Maroką. Būčiau žinojusi, kad liksiu Ispanijoje, tai tikrai būčiau nieko nepirkusi, nes čia tų dalykų ir yra, ir jų yra didesnis pasirinkimas, ir čia jie yra gerokai pigesni. Dar nesu tikra, ar aš Ispanijos pasilgsiu, bet tikrai yra dalykų, kurie man čia labai patinka. Vienas jų tai yra tiesiog nuspėjamas oras. Nes atsikėlus iš ryto greičiausiai švies saulė. Per visą mano čia buvimo laiko turbūt bendroji sumoje kokią savaitę buvo debesuota. Kitas dalykas tai tas lėtas tempas, nes tikrai dabar yra ne sezono metas, žmonių yra gerokai mažiau, visi gerokai labiau atsipūtę. Aišku, minusas yra tame, kad daug vietų yra tiesiog užsidariusios, bet man tas visiškai netrukdė dėl to, kad aš galėjau susitelkti darbui ir turėti labai kokybišką poilsį, o ne būti šurmulyje. Dar Ispanijos privalumas tikrai yra tas, kad čia viskas yra gerokai pigiau, lyginant su Lietuva. Kalbu apie absoliučiai viską. Ir prekes, ir paslaugas, ir maistą, ir drabužius. Ir, pavyzdžiui, jeigu eitų kalba apie tai, ar čia leisti žiemą, tai finansiškai šitas sprendimas tikrai gerokai labiau apsimoka. Dar vienas dalykas yra geras maistas, nes šalia to, kad šiaip mėsa, kiaušiniai, tai kas ir Lietuvoje yra visiškai normalu, tai čia visą laiką yra šviežia žuvies, šviežių jūros gėrybių, daržovių. Ir man maks, kas patinka, tai kad su avokadais nereikia žaisti loterijos. Tiesiog nusiperki sveriamų avokadų už labai gerą kainą ir kiekvieną kartą prapjovus jie būna geri. Ne per kieti, ne supelyje, ne dar kažkokie tai sudaužyti. Tai tiesiog yra geri avokadai. Tai aš kiekvieną dieną realiai 108 dienas valgiau avokadus. Iš tos nuotykių perspektyvos, tai man Ispanija tikrai labai patiko tuo, kad jinai turi daug erdvės tyrinėjimui. Ir ne tik, kad pati pakrantė yra labai graži, bet yra labai daug žygių takų, pažintinių takų, gamtos parkų, kalnų, slėnių, kuriuos galima išeiti ir tiesiog praleisti visą dieną. Aišku, ne visi jie yra įspūdingi, gal sakyčiau taip, dalis tikrai yra nuobodoki, bet šiaip iš principo norint pasiganyti ir atsipūsti, įsikvėpti, tai tikrai čia vietos yra sočiai, tik laiko tam reikia turėti ir viskas. Kaip paskutinis dalykas vertas paminėjimo, tai tikrai yra vietiniai žmonės ir nepaisant to, kad pirmą dieną mane apiplėšė, o paskui aš dar jum nepasakojau, bet Instagram'e stories tikrai dalinausi apie tai, kad aš paskui buvau šokus ir ant Airbnb sukčių, kurie man dar išvažiuojant sugebėjo ir padangas prapjauti. Tai nepaisant šitų nutikimų, man labai patiko čia sutikti žmonės ir tai, kad su jais galima labai fainai pasikalbėti vienas kito nepažįstant ir tai, kad tiesiog žmonės maltokina gatvėje ir kad jie myli šunis ir būtinai jos pakalbina, tai man šita dalis tikrai patiko ir aš manau, kad čia yra, tiesiog, nežinau, viduržemio regiono ypatybė, kad žmonės tiesiog yra laimingesni ir jie tą laimę gali drąsiau dalintis su aplinkiniais. Tai faina buvo būti tą aplinkinę, su kuria jie tą laimę dalindavosi. Šalia gerų dalykų yra ir tokių, kurie man patiko truputėlį mažiau ir iš tikrųjų kaip vienas ir pats didžiausias, tai būtų fucking žiauriai neskanūs agurkai. Ta prasme, kodėl? Jūs turit visas galimybės turėti fainus, gerus, skanius, traškius, selstelėjus agurkus, bet jie yra kažkokia tiesiog tragedija, jie yra įspūdingai neskanūs, jie yra ne tai, kad beskoniai, jie tiesiog yra neskanūs. Tai man kaip tokiai visiškai agurkiniai, kuri kiekvieną dieną įpratusi valgyti agurką kaip pagrindinę savo daržovę, tai jo, čia buvo nustebimas, aš išbandžiau labai daug skirtingų parduotuvių ir parduotuvėlių ir rūšių agurkų, bet tiesiog jie yra tragiškai neskanūs. Antras dalykas, kuris patiko mažiau, tai savaime užsirengiančios duris, kas irgi yra Ispanijoje pakankamai common dalykas, ypač tarp Airbnb, nes tai yra vienas iš reikalavimų, norint turėti Airbnb, kad duris savaime užtrenktų. Tai man pačiai irgi teko būti išgelbėti 2 kartus ir vieną kartą teko išgelbėti kitą žmogų, kuris buvo iš vis užsitrenkęs net ne koridoriui, o savo paties balkone, nes tos duris užsidrengė. Aš apie tai irgi pasakojau savo Instagram'e. Ir tada mums pavyko susišnekėti ir pasirodo, kad jis vargšas, šlapės, pusnagis bišas,
užsitrenkęs yra savo namų balkone. Žodžiu, čia yra toks vienas dalykėlis, kur tik išėjus iš namų ir užtrenkus duris, iš karto širdis truputėlį labiau suspurda, nes reikia pažiūrėti, ar aš tikrai pasiėmiau raktus. Tai išeinant iš namų realiai arba raktai, arba telefonas, o geriausiu atveju reikia turėti abu, tam, kad neužtrikčiau dar kartelį užsitrenkusi laukia. Bet dabar jau liko tik tai kelios paskutinės dienos Ispanijoje ir man visą tai jau atrodo taip toli, nes dabar aš pakankamai intensyviai ruošiuosi kelioniai toliau. Tai su šunim važiuosim iki Barcelonos ir iš Barcelonos uosto plauksim į Sardiniją. Plauksim pakankamai ilgai, bus apie 15-16 valandų kelionė. Aš esu paėmusi kajutę mums visiems, tai tikiuosi, kad bus pakankamai patogu ir man, ir šunim tenai. Kadangi apiplėšimo metu ne tik aš netekau paso, bet ir mano abudu šunys neteko paso, tai jie dabar neturi jokių kelionės dokumentų. Aš išsėmiau laikiną pasą, bet šunys neturi nieko. Bet aš prieš tai buvau nuskenavusi pasus. Elektroniniais laiškais su italais susirašus, jie man patvirtino, kad jie galėtų užskaityti tas kopijas ir išrašą iš policijos, kad aš buvau iš tikrųjų apiplėšta, kaip pakankamus dokumentus, kad mus įleistų į keltą ir paskui įleistų į pačią Sardiniją. Tai šiandien aš ėjau į miestą, spausdinausi viską ir labai tikiuosi, kad realiai šito ir pakaks, nes iš tikrųjų bilietai nebuvo patys pigiausi. Į priekį į Sardiniją mes plauksim už 250 €. Ne, meluoju, 270 €. Paskui iš Sardinijos į Romą jau plauksim už 370 €. Ir norėčiau, kad šitie bilietai nenuplauktų, pun intended, o kad būtų tinkamai panaudoti mūsų šitai kelionį. Beje, šiaip kelto kainos iš tikrųjų yra labai draugiškos ir jeigu be kajutės plaukiant, tai ten eina kalba apie 20-30 € žmogui. Su kajute plaukiant tai bus apie 60, 70, 80, aišku, yra ten ir už 100 kažkiek tai tų kajučių, jeigu norisi truputėlį daugiau prabangos ir erdvės, bet automobilis man sudaro didžiąją kainą, nes mano automobilis yra dičkis, tai yra mikroautobusiukas, jis yra 5 metrų ilgio ir 2 metrų aukščio, apie 160 yra vien už tai, kad man perplukdytų automobilį. Keltas mūsų yra tik tai vidurnaktį, tai aš ar taip išsičekinti turėjau. O, radau, labai gerai. Liuks. Labai džiaugiuosi, kad nusprendžiau truputėlį ankstėliau atvažiuoti į uostą, nes uosto teritorija man pasirodė žiauriai klaidi ir iš tikrųjų kažkaip pėstiesiam tai lyg ir aišku, yra vienas realiai pastatas, vienas įėjimas, ten jau paskui jos visus iškryptina, kur reikia. Automobiliam tikrai eismas didžiulis, juostų daug, ženklinimas man nepasirodė iki galo aiškus. Tai aš sugebėjau net vieną kartą įvažiuoti ne ten, kur man reikia ir paskui pareigūnas mane turėjo ten per visus vienpusius eismus ir šlagbaumus išleidinėti su visa mikruška, bet žodžiu, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Radom, kur mums reikia atvykti. Šunys jau išvedžioti ant uosto betono. Visi gavom po boarding pasą, tai aš, mano automobilis ir kiekvienas šuo po vieną. Gavom kajutės raktą. Už 3 valandų mūsų keltas išplaukė, tai realiai už kokios valandos galim jau važiuoti, parkuoti automobilį ir eiti įsikūrinėti į kajutę. Dėl gyvūnų dokumentų aš žiūriu pergyvenau, nes iš tikrųjų čia buvo toks pam momentas, ar mūsų apskritai praleis, bet šis dzinbala laiką, nieks net netikrino, nieks neklausė, sako Simona, vienas automobilis ir 2 gyvūnai, net neklausė, kokie gyvūnai, ar ten šunis, ar ten katės, sakau taip, sako gerai, va, jūsų boarding pasai ten. Tai žodžiu, pasirodo viskas yra kur kas mažiau komplikuota, negu kad aš galvojau, kad bus. Iš pradžių buvau atsistojus ant tokioj paprasto aikštelį, tiesiog nenorėjau šitą eilę į keltą dar stoti, nes labai apriboja tiesiog judėjimą. Bet prie manęs irgi vienas dar uosto darbuotojas ir sako, jūs viena keliaujat, sakau taip, sako, tai nestovėkit čia, sako, su automobiliu, nes prie jūsų prisistatys veikėjai. Tai žodžiu, tai kabėsim dabar čia nais 2-3 valandas su šitais, nes staugiau.
Pusvalandis liko iki bordinimas į keltą, jau darosi visiškai nuobodu čia šitoj eilėje sėdėti, bet aš prieš akis turiu tokį kaip televizorių, nes jau mūsų keltas atplukė ir jis, žodžiu, offloadinasi, tai čia visokios fūros ten iš jo išvažinėjo, automobilį išvažinėjo, žodžiu, labai įdomu. Ir jis yra tikrai milžiniškas, jis yra didelis aparatas. Kai atplukė, tai aš tiesiog kaip vaikas norėjau jį tiesiog pasižiūrėti. Ir aš suvedžiau jo pavadinimą į Wikipediją, tai pasirodo, šitas Cruise Roma, jis yra ilgiausias keltas keleivinis. Pasaulyje, ta prasme, pasaulyje, planetoje, Žemės planetoje tai yra ilgiausias keleivinis keltas. Visai įspūdinga, būsiu praplaukus ilgiausių keltų, bet net nežinojau. Kajutė privati, labai gerai. O, 2 VIP jau lovai įsitaisę. Nereikėjo laižyti čia. Čia visai neblogai. Langas tai aišku yra ne į lauką, o į kokį tais facility. Bet šiaip labai padorai čia viskas atrodo. Tvarkingai, grindis. Galvojau, kad bus visiškas vinilas, o čia kažkoks biškai geresnis dalykas. Buvo ne, quite ok, nežinau. Tūlikas, visą kitą dušas toks kemperio, bet, laive turbūt, nežinau. Vienoj pigiausių kajučių turbūt kažko panašaus buvo galima tikėtis. Tai aš sakau, va. Tai einu dabar pašersiu šunis ir galėsime eiti ilsėtis pagaliau. Nelabai man pavyko šiąnakt pamiegoti, nes ir kajutėj toksai sausas, šiltas oras ir nelabai galima čia temperatūros reguliuoti. Ir šiaip visą laiką tokia vis tiek vibracija nuo variklių jaučiasi, tai sunkiai man ten sekėsi šiandien pailsėti. Pabudau pakankamai anksti, tai galvoju, bent jau panaršysiu. Žiūriu, niekaip nepavyksta man aktyvuoti savo Wi-Fi'aus paketo, kurį esu nusipirkus čia, kad galėčiau naršymu užsiimti laisvų metu. Tai pasivaikščiau po keltą, gyvų neradau, bet užtat pasižiūrėjau labai gražų saulėtekį. Aišku, gaila, kad negalima patekti į tą kelto pusę, kurioje iš tikrųjų būtų matėsi kaip teka saulė, bet ir visur kitur dangus buvo labai gražus, tai šito man visai pakako. Dabar yra 9 ryto, tai jau staffą radau, tai jie man paaiškino, kad tiesiog yra weak signal ir dėl to neleidžia prisijungti prie Wi-Fi'aus. Tai, nežinau, man čia kvepia refundų už Wi-Fi'aus paketą, bet gerai bent jau tiek, kad turiu knygų elektroninių, tai galiu tiesiog skaityti, valgyti, gerti kavą ir tikėtis, kad arba atsiras Wi-Fi'aus, arba man greitai pralėks šitos 6-7 valandos, kurias man dar liko plaukti. Šiaip pats keltas tai beje visai fainas, tikrai švarus, erdvus ir tikrai nemažai yra kitų žmonių keliaujančių su šunimis irgi šito keltu ir šiaip taisyklėse tai yra taip labai griežtai nurodyta, kaip tas šuo turi būti tenais su visu antsnukiu, būtinai už pavadžio, turėti visus dokumentus, bet nežinau, bimbam čia tiem italam. Absoliučiai niekas ne vieno karto nepaprašė net parodyti tų šunų, nei dokumentų, nei nieko. Su antsnukiu irgi nemačiau nei vieno, net mačiau šunų, kurie buvo be pavadžių. Bet žodžiu, pats faktas, kad kelionė keltų tikrai yra labai pet friendly, tai aš to žiauriai džiaugiuosi. Jau kai prašvito, tai pasidarė aišku, kad čia pas mane matosi per langą, tai jis toks murznas, bet matosi gelbėjimosi valtis ir matosi, ten plius minus kokiu greičiu plaukiam. Čia žiūriu, kad per kamerą gal nelabai matysis, bet šiaip visai fainai matyti tą jūros tolį. Ant šito denio beje nepavyko man pačiai patekti, nes aš irgi iš ryto, kai buvau išėjus pasivaikščioti, tai galvojau, kad visai faina būtų ten irgi nueiti prasieiti, bet visos durys uždarytos ir leidžia patekti tik ant viršutinių denių, kurie yra skirti tokiai pramoginiai zonai. Tai ten, žodžiu, ir baseinai, ir rūkomasis, ir šunų aikštelė, restoranai, toks, žodžiu. Party life.
per mažiau negu valandą nuo pranešimo, kad galima jau pradėti leistis į garažus. Buvom išvažiavę iš uosto, tai lyginant su to, kaip vyko pats bortinimas į keltą, tai čia viskas tiesiog buvo fantastiška. Ir iš karto šovėm jau į kelią, už pusvalandžio būsim Stintino, ten praleisim kelias dienas ir paskui planas yra pažiūrėti visą Sardiniją per artimiausias 3 savaitės su trupučiu. Ir visas dėmesys bus skirtas gamtai, žygiams, kalnams, gamtos vaizdams ir tiesiog tokiems tikrai gražiems vaizdingams pasivaikščiojimams. Tai labai tikiuosi, kad bus faina. Kol kas, tai tikrai Sardinija pasitinka labai maloniai, oras yra geras, apie 18 laipsnių, saulė pro debesis, viskas kvepia, šilta, gražu, tai aš tikiuosi, kad bus taip ir toliau. Vienas nebent yra pastebėjimas, tai kad, italų vairavimo kultūra, tai čia yra blemba, atskira tema tikrai. Nesvarbu, koks yra leistinas greitis, nesvarbu, kokiu greičiu aš važiuoju. Vis tiek visiems yra principo reikalas mane aplenkti. Čia yra tiesiog būdinga šitam kraštui, kiek aš atsimenu iš vairavimo ankstesnėse kelionėse. Aš pasistengsiu maksimaliai saugiai, mažiausiai ko noriu, tai dar papildomų nuotykių su automobiliu arba su eismo įvykiais. Nekantrauju pradėti tyrinėti salą ir kol kas tikrai startuojam su labai gera nuotaika.